Labadiena. Šiandieną kartu su manimi yra knyga, kurioje yra aprašyta 100 mokslinių tyrimų apie meditacijos naudą žmogaus sveikatai ir gyvenimo būdui. Buvo paimta 1500 tyrimų ir iš tų 1500 tyrimų buvo atrinkta 100 tokių pagrindinių aspektų ir jie buvo aprašyti būtent šitoje knygoje su moksliniais tyrimais. Dabar tie moksliniai tyrimai, jie buvo daromi visame pasaulyje, įvairiose pasaulio šalyse ir ypač dabartiniais laikais yra labai daug atliekama įvairių mokslinių tyrimų, kuriuos atlieka aukščiausio lygio sveikatos specialistai, neurobiologai, ekspertai, kurie eilinį kartą patvirtina, parodo ir paaiškina, kad meditacija tai yra labai naudinga praktika šiuolaikiniam žmogui. Ir šiandieną norėčiau kartu su jumis pasidalinti tam tikrais aspektais, tam tikrais pozityviais privalumais, kurie yra būtent aprašyti mokslininkų. Kad jūs kartu žinotumėte, būtumėt girdėję ir galbūt net ir patys galėtumėte pasinaudoti šiais privalumais. Dabar kai kurie privalumai jie yra orientuoti į žmogaus fizinio kūno naudą, kai kurie privalumai yra orientuoti į žmogaus psichologinės būklės naudą, kai kurie aspektai yra orientuoti į žmogaus socialinio gyvenimo naudą, tai yra pagerinimą. Na gerai, pažiūrėkime. Na pavyzdžiui, dabar tiesiog iš eilės pagal turinį dalinuosi su jumis, kad jūs tiesiog žinotumėte. Meditacija sumažina širdies ir kraujagyslių susirgimų riziką. Meditacija padeda, kai būna širdies išemijos liga. Meditacija normalizuoja arterinį kraujo spaudimą. Meditacija sušvelnina širdies nepakankamumo simptomus. Meditacija padeda sumažinti cholesterolio lygį. Meditacija padeda sumažinti aukštą kortizolio lygį. Mylinčio gerumo meditacija padeda sulėtinti biologinį senėjimą. Tai yra, kad senatvė taip greit neateitų. Meditacija padeda esant astmai. Meditacija padeda žmonėms, kai būna psoriazė. Taip, kas čia toliau? Meditacija daro teigiamą poveikį kūrybiškumui. Meditacija sumažina vienišumo jausmą. Meditacija padeda padidinti empatiją arba atjautą. Meditacija sustiprina imuninę sistemą. Meditacija padeda padidinti smegenų dėmesingumo tinklą. Tai yra dėmesio koncentraciją padidina. Meditacija padeda nuo to, kad žmogus neišsektų. Kaip čia lietuviškai tas vadinasi, kai žmogus būna perdega, pavyzdžiui, dirba daug ir perdegimas ateina. Tai padeda, kad neįvyktų tas perdegimas. Taip. Meditacija padeda padidinti dopamino generaciją. Meditacija sumažina priklausomybę nuo alkoholio ir narkotikų. Meditacija pagerina nuotaiką. Taip. Meditacija sumažina negatyvumą. Meditacija didina valios jėgą. Meditacija sumažina proto blaškymąsi, kai protas laksto ten. Tada meditacija padeda nuo nemigos. Meditacija padeda pažinti save ir suprasti kitus.
Meditacija padidina gyvenimo kokybę. Meditacija sumažina stresą. Meditacija sumažina automatinės reakcijas. Tai yra, kai pavyzdžiui, darot kažkokius veiksmus ir darot automatiškai net nesusimastydami, kodėl tai darot. Tai meditacija jinai duoda daugiau to sąmoningumo ir tu pradedi suprasti, kad ne visada tą automatinį ritmą reikia kartoti. Tai yra, tu jį gali tiesiog sustabdyti. Toliau. Meditacija sumažina skausmo pojūtį. Meditacija sumažina smegenų senėjimą, tai yra sulėtina smegenų senėjimą. Meditacija padidina kognityvinį lankstumą. Meditacija pagerina kraujotaką smegenyse. Meditacija padidina laimę. Meditacija padidina džiaugsmo patyrimą, išgyvenimą. Meditacija išplečia pozityvią būseną. Meditacija sumažina potrauminį stresinį laikotarpį. Meditacija padeda vystyti emocionalų intelektą. Meditacija sumažina priklausomybę nuo nikotino. Meditacija sumažina paniškus sutrikimus, tai yra panikos atakas. Meditacija sustiprina gama bangų aktyvumą smegenyse. Meditacija padidina informacijos apdirbimo gilumą. Tai yra giliau gali suvokti informaciją. Taip. Meditacija susilpnina impulsyvumą. Meditacija padidina gebėjimą išlaikyti dėmesingumą, fokusą. Pavyzdžiui, darai kažkokį darbą ir tau reikia, kad tavo dėmesys būtų toje vietoje, kad nesiblaškytų. Ir meditacija tau padeda išlaikyti tą dėmesingumą. Tai labai geras dalykas. Tai yra, tu mažiau blaškaisi. Taip, toliau žiūrim. Meditacija padeda pagerinti ir padidinti komandinį darbą. Meditacija padeda pagerinti studentų rezultatus. Beje, čia dar vienas įdomus momentas, kad kai kuriuose pasaulio šalyse mokiniai mokyklose kasdieną daro meditacijas. Tai labai įdomu. Manau, kad tai iš tikrųjų artima ateitis, todėl kad nauda yra akivaizdi. Mes dar nepabaigėm, čia dar yra daug įdomių dalykų. Meditacija pagerina dėmesio koncentraciją. Meditacija padidina kūrybinius gebėjimus. Meditacija pakelia jūsų savęs, rusų kalboje tai skamba samacenka. Palaukit, prisiminsiu kaip tą žodį. Savęs vertinimą. Taip, jūsų vertinimas, ta prasme, jūs geriau save vertinate. Ne menkai save vertinate, o gerai, pozityviai vertinate. Meditacija sumažina pyktį. Meditacija pagerina sprendimų priėmimo procesą. Meditacija harmonizuoja santykius. Įsivaizduojat, kaip gerai? Taip. Meditacija padeda vystyti socialinį intelektą. Meditacija padeda, kai būna chroniška nemiga. Meditacija padidina dvasinius patyrimus. Tai yra jogoje tai vadinasi subtilūs patyrimai. Tai yra, kai žmogus, pavyzdžiui, medituoja, jis gali tiesiog patirti, kad jis nėra tik šitas fizinis kūnas. Ir mokslininkai tai patvirtina. Tuo labiau meditacijos praktikai ir meistrai tai patvirtina. Toliau. Meditacija padeda padidinti organizacijų efektyvumą. Meditacija veda į proto ramybę. Meditacija sumažina sociofobiją. Meditacija sumažina
tokia vidinė įtampa. Tokia įtampa, nervingumas sumažina. Nu, tai yra mažiau, kadangi žmogus daugiau atsipalaidavęs, pas jį mažiau to nervingumo būna. Meditacija pagerina emocijų apdirbimą. Meditacija sumažina polinkį persivalgyti. Taip. Meditacija išplečia pasaulėžiūrą, pasaulėžiūros perspektyvą. Meditacija padeda vystyti altruizmą. Altruizmas tai yra, kai jūs dalinatės, kai jūs padedinėjate kitiems, kai jūs darote kažką gero, pozityvaus kitiems. Toliau, čia jau nebedaug beliko. Taip. Meditacija daro poveikį pasitenkinimui darbu ir įsitraukimu į darbą. Nu, tai yra žmogus, kuris medituoja, jisai darbe tiesiog geriau jaučiasi. Jisai labiau patenkintas tuo, ką jisai daro. Meditacija pagerina proto koncentraciją. Toliau, meditacija padeda įveikti primestas baimes. Meditacija keičia smegenis. Meditacija gerina psichologinę personalo būseną. Meditacija padeda paaugliams. Meditacija sumažina išankstinį nusistatymą ir išankstinius įsitikinimus. Čia, žinot, pavyzdys būna, pamatai žmogų ir tau jis arba patinka, arba nepatinka. Bet tas vertinimas jis dažniausiai būna klaidingas. Tai vat, ir todėl, kai žmonės medituoja, pas juos sumažėja šitas neteisingas vertinimas. Tada labiau priimi žmogų toks, koksai jisai yra, o ne be savo kažkokios vertinimo prizmės. Nes ta vertinimo prizmė jinai klaidinga būna. Taip, kas čia dar? Meditacija padeda lavinti laisvą valią. Meditacija gerina intuiciją. Meditacija padidina lyderiškumą. Meditacija sumažina savęs peikimą, savęs teisimą. Ir va, čia yra 100. Meditacija sumažina egocentriškumą. Egocentriškumas tai yra, kai žmogus visados galvoja tik apie save. Tai yra, kai žmogus galvoja tik tais apie save, tai nuo to pas jį prasideda visos problemos gyvenime. O kai žmogus pradeda galvoti apie kitus, pradeda daryti dėl kitų, pradeda padedinėti kitiems, padeda daryti jiems kažką gero, pozityvaus, tuomet pas žmogų atsiranda visa laimė. Tai yra, jeigu žmogus yra nelaimingas gyvenime, tai jisai turi tiesiog pradėti daryti kažką dėl kitų. Dirbti darbą, padedinėti, draugam ten nueit padaryti ką nors gero, pozityvaus. Ir pas jį atsiranda ta laimė. Todėl, kad pasikeičia energija ir atsiranda ta laimė. Tai va, ir vat visą tai, ką jūs ką tik girdėjote, tai buvo tai, ką moksliniai tyrimai nustatė, patvirtino. Ir žinokit, tokių tyrimų yra dabar daug daugiau. Jie parodo dar įvairesnę meditacijos naudą žmogaus gyvenimui. Ir tai tiesiog rodo, kad meditacija vis stipriau ir vis labiau įeina į kiekvieno žmogaus gyvenimą visame pasaulyje ir suteikia kiekvienam žmogui gerą, naudingą ir pozityvę patirtį. Tai va, tai jūs patys galite, jeigu norėsite, paieškokite internete tyrimai apie meditacijos naudą, anglų kalba, rusų kalba, galbūt lietuvių kalba. Kažkas turėtų būti ir patys galite laisvai tuo įsitikinti. Tai va. Tai šiandienai bus turbūt tiek. Šiandieną norėjau tuo su jumis pasidalinti. Taip pat tie, kam įdomu meditacija, kam patinka meditacija, kas norėtų pradėti, pabandyti meditaciją, noriu pakviesti jūs į 10 dienų meditacijos kursą, kuris prasidės jau visiškai netrukus. Nuorodą paliksiu aprašyme po šiuo vaizdo įrašu. Raskite, tenais bus meditacijos kurso aprašymas, jūs ten detaliai viską galėsite perskaityti.
Labai noriu pakviesti jūs dalyvauti, prisijunkite, aš vesiu tą meditacijos kursą, išmokysiu jūs senovinės meditacijos technikos, kurią po kurso galėsite savarankiškai naudoti ir savo gyvenime. Vienas iš bene pagrindinių ir tokių esminių momentų, ką daro meditacija, meditacija padeda mums keisti pačius save į gerą pusę. Tai va, ir kai jūs darotės vis labiau išmintingesni, vis labiau sąmoningesni, vis labiau geresni santykyje vieni į kitus, jūs tiesiog matot, kad ta šviesa jinai tiesiog kyla. Tai va, tai iš tikrųjų to norėčiau jums palinkėti. Kas galėsite, kas norėsite, kas turite tokias galimybės, prisijunkite į meditacijos kursą ir mes kartu su jumis 10 dienų iš eilės medituosime po 1 valandą per dieną. Šiandien atsisveikinu ir iki kito susitikimo. Iki. Gajananam Bhutaganati Sevita Kapita Jambupala Sarabhakshakam Masutam Shokavina Shakaranam Namami Vigneshvara Pada Pangajam Sadananam Kunkumaraktavarnam Mahamatim Divyamauravahanam Rudrasya Sunum Suraseinyanadham Guham Sadaham Sharanam Prapadye Ya kundendu tushara dhavala Ya shubhra vastravrita Ya vinavaradanda manditakara Ya shveta padmasana Ya brahmachyuta shankara pravritibi Devai sada pujita Samam Padu Saraswati Bhagavati Nishesha Jadya Paha Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishnudevanandaya Te Namaha Om Sarvamangala Mangalye Shive Sarvarta Sadike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Om Shanti Shanti Shanti